Sveiki. Žiūrėkit, kiek užderėjo kasdienių ir šventinių įrašų knygų. Šios yra labai gerai pažįstamos. Kelis metus jų neturėjom, aš galvojau, gal geriau yra didesnis formatas, bet pasirodo yra mėgstančių šį mano jau seniai atrastą formatą, taigi jisai sugrįžo su naujais piešiniais ir su naujais prašymais, kad dalyvautumėte kūryboje ir jūs. Štai pavyzdžiui, šis puslapis yra skirtas intuityviam piešimui ir kažko besiklausant ar apie kažką pamastant, tiesiog turėkite laiko truputuką kažką pabraukyti pieštuku. Tai yra labai terapinį poveikį turinti veikla. Ir matot, aš jau už jūs truputuką pradėjau piešti. Belieka tiesiog toliau kažką improvizuoti ir stebėti, kaip per kelias minutes pasikeičia mąstymo laukas. Ką dar mes čia rasim? Gal kas nors atranda šitas knygeles pirmą kartą? Atrasit tokius keistus įžvalgų kalendorius. Šitas puslapis, pavyzdžiui, skirtas kovui, arba vasariui, nežinau. Dabar taip staigiai atsiverčiau. Kiekvieną mėnesį rasit vis kitokį piešinuką. Žymėti reikia. Štai, pavyzdžiui, pagal tai pasižymiu, tarkim, aš diena, kur šypsausi sau ir pasauliui. Ir tarkim, tegul tai būna rausva. Tai kiek dienų jūs šypsojotės, galėsit pamatyti mėnesio gale. Ir galbūt norėsit daryti tokią praktiką, nusišypsoti savo ir pasauliui kiekvieną dieną. Tuomet tuo rausvu, pasižymėtų rausvų pieštuku, kiekvieną dienelę va taip ir pradėkit. Nusišypsojau, taigi galima nusišypsoti savo ir pasauliui ir prieš miegą ir užspalvinot. Ir manau, kad jeigu visą mėnesį kasdien nusišypsosit savo ir pasauliui, viduj tikrai pasikeis tam tikros būsenos, nes mums užtenka 24 dienų, kad pakeisti savo įpročius. Ir čia aš prigalvojau visokių. Šiandien sakau myliu, diena kai tikiu pavasariu vidury žiemos ir taip toliau. Ir visur kažkas truputėlį kitko. Man šitie kalendoriai atrodo tokios geros praktikos. Ir lygiai taip pat jūs galit savo pasižymėti rutuliuką ir savo įžvalgą, savo kažkokį tai momentą, kurį norit daryti kaip kartotinį veiksmą. Ir tada jau tai praktikuoti. Taigi šitas puslapis tokiom skirtas švelniom saviugdos praktikom. Truputuką yra receptų, visada kuo paprastesnių, nes aš mėgstu paprastą ir skanę virtuvę. Va. Na ir šiaip šitas kalendorius turi, kaip visada, viską, ko reikia, kad būtų darbo knygai. Yra visos dienos pažymėtos, yra mėnulio kalendorius ir yra išdėliotos savaitės, kad būtų patogu pildyti savo gyvenimo įvykius. Tai tokios yra mažos knygelės, jos telpa į rankinę, matot, su delnu jos, taip kaip ant 2 delnų. Ir jos turi 4 dizainus. O kas yra čia? Čia jau irgi porą metų esančios knygos ir jos yra kartojamos tik su kitais piešiniais. Tai yra skirtos tokiems žmonėms, kurių dienos yra dar daugiau suskirstytos ir reikia, kad būtų daugiau vietos. Bet lygiai taip pat puslapiuose rasite ir vietos pamarginti. Jūs galit marginti ir šitame piešinyje, ne tik grožėtis, bet dalyvauti jo kūryboje. Lygiai taip pat galit va čia visur aplink piešti. Bet ir žinoma, čia toks daugiau, sakyčiau, dalykiškas kalendorius, tiesiog norintis jūs įkvėpti mėnesio fraze, mėnesio piešiniu ir jau paliktas solidžiai vietos kiekvienai savaitei. Įkvėpintis mėnesio piešinys, visas mėnesis ir tuo pačiu dar sezoninės spalvos, nes kai keisis sezonas, keisis pati atvertimo spalva. Ir viskas, ko reikia, atmintinos dienos, valstybinių švenčių dienos, mėnulio kalendorius ir
puslapėlis bendriems užrašams. Šiuose knygose yra juostelės ir mažytėse, ir didelėse, kad būtų patogu rasti. Na ir tų yra 4 viršeliai, kad prisitaikyti pagal metų nuotaiką. Sėkmės visiems pildyti metus. O kas sakot, nereikia kalendorių, viską rašau į telefoną, pabandykit panaudoti šitas knygas dar vienu būdu. Tiesiog susitarkit su savimi ir darykite metų praktiką. Tegul būna, pavyzdžiui, tai geri 2026 metai. Ir pradedam juos pildyti. Kiekvieną dieną susitarę su savim, bet reikia nepraleisti. Va taip ir pradedam nuo sausio rašyti, kas gero nutiko šioje dienoje. Vad, dar jau prieš naujus metus galima pildyti. Ir tegul būna, kad ir gale. Jokių reikalų nerašot, nes rašot juos galbūt į telefoną. Bet juos galima, tuos pildymus. Ir tokiu būdu 26 metų gale, kai jūs pasižiūrėsite, kiek buvo įvykių, nes nėra nei vienos dienos, kad nebūtų kažkas gero. Tai būtų savotiška dėkingumo praktika. Aš tą labai pati naudoju. Ir kadangi matot, kad nespėjot, kažką pamiršot, galit net taip, o kas buvo antradienį su manim gerai, jeigu antradienį kažkaip praleidot, o kartais pamatysit, kad ir visą pripildysit tokio, kas įvyko gero, nes mūsų protas linkęs daugiau mokytis iš klaidų ir todėl jisai kaupia atsiminimus, kas buvo nelabai gerai, kas taisytina ir taip toliau, ir mes įprantam būti tokiais truputį paniurėliais. O va čia būtų atvirkščiai, atprogramuojam save. Užteks 1 mėnesį pradėti tą daryti, jau keisis nuotaika. O jeigu užpildysit visą sausį, kiekvieną dieną, tai pamatysit, kaip visai kitaip pildysis vasaris. Ir nieko daug nereikia, jūs galite tiesiog parašyti, kad buvo skani kava. Tai irgi gerai, bet parašykite taip apie tą kavą, kad vėliau po kokios savaitės atsivertusios, kasgi čia buvo gero tą vasario mėnesį, jūs pamatytumėt įrašą apie kavą, kuri jums tikrai patiko ir jūs ją prisimintumėt. Tai va tokį kažkokį truputėlį aiškesnį žodį, tarkim, kur ta kava buvo, o gal su kažkokiu maloniu žmogum gėrėt. Nereikia kažkokių burtų, nereikia kosminio dėkingumo iki dangaus, iki mėnulio, paprasto kasdienio užfiksavimo, kad buvo gerų momentų. Ir tai mus labai sveikatina, labai gydo ir labai nuteikia pozityviai žvelgti į pasaulį. O aš taip manau, kad toks dalykas nekenkia gyvenime. Tai mano linkėjimai gerų 26 metų ir net 8 kasdienių ir šventinių įrašų knygos jums. Gero rašymo.